Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal. Sveiki atvykę į mano kanalą. Šiandien kalbėsime apie pasisveikinimus, saludos ir atsisveikinimus, despedidas. Pasižiūrėsime dvi skirtingas formas – formal ir informal. Kaip mes sveikiname su direktoriumi, su aukštesnio rango žmogumi už mus ir kaip mes iš tikrųjų sveikiname su draugu, su labai geru pažįstamu. Taigi, manau, galime pradėti. Taigi, vamos a empezar desde los saludos. Pradėkime nuo pasisveikinimo. Taigi, manau, visi jau pažįstate žodį kaip hola, labas. Taip, tikrai jau žinote. Bet ar žinojote, kad labai dažnai mes galim naudoti labas ir kartu laba diena, labas vakaras? Nes dar juk yra kaip buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ir labai dažnai ispanai sujungia hola ir su sekančiu žodžiu junginiu. Priklausomai, depende, koks yra dienos metas. Ar tai rytas, ar tai diena, ar tai jau vakaras. Ir gali skambėti taip. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Tikrai tai yra labai komun, taip labai populiaru, kad taip sakytų. Ir jūs irgi tuo tarpu taip galite sakyti. Taip pat mes neužmirštame mūsų ¿qué tal? ¿Cómo estás? O jeigu mes kreipiamės į vyresnio rango žmogų, sakysime ¿cómo está? Taip, jau čia formaliai mes skambam. Dėl to jūs galite sakyti hola, buenos días, ¿cómo está? Taip, išeitų lietuviškai labas, laba diena, kaip laikotės. Taip, arba kaip sekasi jums. Formali forma. O jeigu mes į draugą pažįstame kreipės, tai mes sakytume hola, buenos días, ¿cómo estás? Bet žinoma, čia mes skambam labai oficialiai. Taip, labai oficialiai iš tikrųjų. Ir dabar pasižiūrėsim visgi, kaipgi iš tikrųjų ispanai sveikinasi tarp savęs, tarp draugų. Ir labai dažnai jie tiesiog sako buenas, buenas ir nieko daugiau. Arba ¿qué pasa? Jeigu čia yra draugai, tai sakai hombre, ¿qué pasa? Labai tikrai yra normalu išgirsti tokį pasisveikinimą tarp draugų. Taigi, dabar resumen, kaip mes sveikinamės. Jeigu mes norime skambėti formaliai, formal, educativo, vadinasi, mes sakysim hola, ¿cómo está, cómo estás? Arba mes dar galim sujungti hola, buenos días, ¿cómo está? Irgi galime hola, buenas tardes, ¿cómo está? Usted, netgi galim pridėti jūs. Čia formaliai, kai mes skambam, taip? O jeigu neformaliai, galim buenas, ¿qué pasa? Manau, čia viskas aišku ir galim eiti prie atsisveikinimų. Žinoma, juk mes irgi atsisveikinam. Vėl, tikrai pažįstate šitą žodį, žinote atsisveikinimą kaip adios. Tikrai girdėjote, jau jį žinote, adios. Bet vėl, mes jį galim sakyti, žinoma, ir draugam, ir pažįstam, ir direktoriui, pavyzdžiui, irgi mes galim tai sakyti. Žinoma, mes dar neužmirštame, kad mes turime sekančius atsisveikinimus, tokius kaip hasta pronto, hasta mañana, hasta luego. Irgi mes juos naudojame. Bet musgi domina, kaip jie tarp draugų, tarp savęs, kaip jie atsisveikina. Netgi šeimoje, ne tik tarp draugų, bet šeimoje. Ir jie labai dažnai atsisveikina un besito, adios.
ir gali pabučiuoti, taip, į du žandukus, a dos mejillas ir pasakyti un besito, adiós, arba dar vienas, venga, nos vemos, arba tiesiog netgi žodis venga. Ir viskas. Ir išeina, pavyzdžiui, mano uošvė taip atsisveikino su manimi. Taip, sako, vale, venga. Okei. Iki. Kažkaip taip lietuviškai skambėtų, nes labai dažnai tai būna, kad labai sunku žodis į žodį išversti. Bet maždaug toks neformalus atsisveikinimas yra taip. Un besito, adiós ir venga, nos vemos. Arba tiesiog venga. Ir dar vienas, bet šitas žodis yra kilęs iš italų kalbos, vadinasi ispanų kalba. Pasiėmė pas save šitą žodelį, aš jį naudoju irgi, iš tikrųjų aš naudoju visus, apie kuriuos kalbėjau, priklauso nuo situacijos. Jeigu aš esu formalioje situacijoje, tai aš formalias formas naudoju, jeigu tarp draugų, tarp šeimos, aš naudoju neformalias formas. Ir šitas žodis, kaip ir sakiau prieš tai, itališkas yra ciao. Tiesiog ciao. Mes jį rašome va taip, bet italų kalboje jis yra rašomas va taip, truputėlį kitaip. Žinote, kaip mes pasiėmėm šitą žodelį ir mes padarėme, matote, aš jau sakau, kad mes tarsi gimiau jau Ispanija. Ir jie paėmė taip į ispanų kalbą ir tam, kad kiekvienas žinotų, kaip rašyti, mes jį rašome tokiu būdu. Ciao. Taip, manera española. Taip, ispaniškai. Čia būtų visi pasisveikinimai, atsisveikinimai. Jūs galite juos naudoti, bet priklausomai nuo situacijos. Jūs direktoriai tikrai, jeigu darbo pokalbėje būsite, tikrai negalite pasakyti vale, venga. Tikrai ne, nes jūs būsite sin educación, pasirodysite labai negražiai. Dėl to formalias formas užrašom formaliuose situacijose, kad jas naudoti. Ir kitas, kai jūs turite draugų ispanų arba labai gerų pažįstamų ir jie tikrai bus nustebę, kai jūs panaudosite visas šitas formas. O aš su jumis atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjote. Iš jūsų laukiu prenumeratos, tai palaikys mano kanalą. Ir žinoma, jeigu patiko pirštuką, va tokį norėčiau pamatyti ir žinoti, kad jums patinka ir galiu tęsti tokias mini pamokėles. Entonces, yo despido con vosotros, aš su jumis atsisveikinu. Venga!